Prie finansinio šalies šeimų švietimo ir vaikų mokymo, kaip protingai naudotis pinigais, prisideda ir Tele2. Lietuvoje pristatyta Jungtinių Amerikos valstijų autorės Lindos Leitz knyga Tėvai, vaikai ir pinigai – kaip mokyti vaikus apie pinigus. Viena iš nedaugelio Lietuvoje išleistų šiai temai skirtų knygų padės tėvams išmokyti vaikus protingai elgtis su pinigais ir išvengti daugelio dažnų šeimoje daromų klaidų. Tele2 knygą pristatė surengusi ekspertų diskusiją apie finansinį švietimą lietuvių šeimose. Kartu su bendrovės marketingo direktoriumi Tomu Burovu joje dalyvavo SEB banko šeimos finansų ekspertė Julija Varanauskienė, edukologė ir ikimokyklinio mokymo įstaigos Vaikystės sodas vadovė daktarė Austėja Landsbergienė, Lietuvos Junior Achievement valdybos narė Rasa Bagdonienė ir Šeimų universiteto valdybos pirmininkas Paulius Gebrauskas. Kaip sutaupyti tampa, kaip mažiau išleisti tiksliau, tampa tokia populiaria tema ir dabar žmonės negiriasi, kiek jie daug išleido, bet kaip jie mažai išleido. Bet kita vertus, jeigu kalbėti apie vaikus, apie jaunus žmonės, tai jauniems žmonėms ir vaikams yra tas maksimalizmas, jis yra labai būdingas. Ir kita vertus jie nesupranta, ką reiškia 10 metų ar 15 metų taupyti. Tai aš manau, kad jeigu susiformuoja tokie įpročiai, refleksai, jeigu taip galima sakyti, kad aš skaičiuoju, kiek aš išleidžiu, tai kitą kartą jau toks žmogus, kuris šeimoje nuo vaikystės tą darė, jis galbūt ir nesusimastys, ar čia jam madinga, nemadinga, kai ten ką aplinkiniai daro, jis tiesiog, tai bus įprasta. Diskusijos dalyviai sutarė, kad supratimas apie pinigus prasideda šeimoje ir svarbiausių dalykų vaikus turi išmokyti tėvai. Pavyzdžiui, kad svarbu mokėti atskirti norus nuo poreikių, mokėti planuoti ir neišleisti daugiau nei gali. Kai žmogus turi pilną piniginę pinigų, tai jis tada skaičiuoja, kiek toj piniginė pinigų ir tik tada planuoja savo išlaidas. O ne iš pradžių nusprendžia, ką jis nusipirks, o tada galvoja, ar jis turi tų pinigų ir iš kur dar gauti, ar skolintis, nesiskolinti. Kad žmonės, kad tiesiog vaikai nuo mažens jau suprastų tą atsakomybę ir kad pinigai yra tik tai priemonė. Knygoje Tėvai, vaikai ir pinigai – kaip mokyti vaikus apie pinigus šie klausimai aptariami labai praktiškai. Nuo pamatinių finansinių auklėjimo tiesų, kad negalima pinigų naudoti kaip skatinimo priemonės, iki konkrečių patarimų, kiek duoti kišenpinigų, apie protingą skolinimąsi, kaip planuoti dovanas ir panašiai. Geriausiai moko kišenpinigiai dėl to, kad, vaikas gali pačiupinėti pinigus, išsikeisti juos į daiktą. Aš sakau išsikeisti dėl to, kad vaikui taip atrodo, kad aš daviau pinigus ir man davė daiktą, ar ne? Ir pradėti suprasti daikto vertę, kad, tarkim, jo turimų pinigų kartais nepakanka, nes vaikui namuose gali atrodyti, kad, tie 5 balti centai yra didžiulis lobis, arba kad, pavyzdžiui, 5 centai po vieną yra tikrai daugiau negu viena moneta 5 centų. Knyga jau parduodama visuose knygynuose ir prekybos tinkluose. Lietuvoje ją išleido leidykla Exlibris Press.